2016 metų rugsėjo 5 dieną mūsų nevalstybinis, bet visuomeninis, ne Lietuvos, bet LRT, mane taip mokyklai mokė mūsų gerasis lietuvių kalbos mokytojas, reikia sakyti L, ne L. Ir nepainiokit LRT su kokiu nors RTL. Čia visai kas kita. RTL, jeigu neklystų, yra Liuksemburgo, o LRT yra Lietuvos. Taigi, LRT radijas pranešė, jog į mūsų Lietuvos Respubliką, dar ne į LR, bet į Lietuvos Respubliką atvyko Europos Sąjungos, kurie mes esame, pareigūnai, kurie, vėlgi mane nustebino, tai tie žodžiai, kuriuos pasakė, tas radijas tirs kalinių gyvenimo kalėjimuose sąlygas. Kažkaip tai nebuvau net pagalvojęs ir šitą nebuvau niekada girdėjęs, kad sakytų, jog jie ten gyvena. Pasirodo, šitie tyrinėtojai buvo atvykę 2012 metais, tyrinėjo, po to išvykę 2 metus galvojo ir parašė labai prastą ataskaitą. Esą mūsų kalinių gyvenimo sąlygos įkalinimos įstaigose mūsų Lietuvos Respublikoje labai prastos. Na, šitame kontekste norėčiau pasakyti štai ką. Nedaug kas žino, jog pagal kalinių skaičių Lietuvos Respublika pirmauja Europos Sąjungoje, skaičiuojant santykinai pagal gyventojų skaičių. Kai tai sužinojau, pabandžiau surasti viešai prieinamus duomenis, kiekgi mes darom nusikaltimų, nes galvojau, kad mūsų Lietuvos Respublikoje ir nusikaltimų skaičius didžiausias. Pasirodo visiškai ne. Paprasčiausiai Lietuvos Respublikoje kaliniai sodinami į kalėjimą ilgiausiam terminui. Nusikaltimų skaičius toli gražu nedidžiausias, bet kalinčių kalinių skaičius absoliučiai didžiausias Europos Sąjungoje. Kaip patys suprantat, šitokie dalykai be įstatyminio pagrindo nevyksta. Taigi manau, kad būsimajam Seimui reikėtų iš esmės peržiūrėti šį reikalą reglamentuojančių įstatymų visumą.